Kaip žaisti petankę? Sužinokite daugiau apie šį žaidimą ir taisyklės. Petankė yra sporto šaka, žaidžiama su plieniniais rutuliais ir kašanetu. 3 cm skersmens mediniu kamuoliuku. Norėdami gauti taškų, primeskite petankės rutulius kuo arčiau kašaneto. Laimite surinkę 13 taškų. Galite žaisti su šeima, draugais ar klube, mėgėjiškai arba varžybose. Varžosi 2 žaidėjai arba 2 komandos po 2 arba 3 žaidėjus. Petankės rutulių skaičių žaidime priklauso nuo žaidėjų skaičiaus. Petankę galima žaisti įvairiose vietose. Petankės arenoje, miesto aikštėje, ant kaimo keliuko, paplūdimyje, parke, sode. Oficialus aikštelių, kuriuose vyksta varžybos, dydis yra 4 metrų plotis ir 15 metrų ilgis. Tačiau laisvalaikiu galite žaisti ir nepažymėtose aikštelėse. Traukite burtus, kuri komanda ar žaidėjas pradės. Pradedanti komanda padeda ar nubrėžia ant žemės 50 cm lankelį. Mesdami stovėkite lankelyje. Stovėdamas lankelyje, pirmos komandos žaidėjas meta kašanetą 60 metrų atstumu. Pirmos komandos žaidėjas meta pirmąjį rutulį, bandydamas primesti kuo arčiau kašaneto. Tuomet ateina antros komandos eilė. Stovėdamas lankelyje, antros komandos žaidėjas meta rutulį, bandydamas laimėti tašką. Tai yra primesti rutulį kuo arčiau kašaneto, nei yra pirmos komandos rutulys. Komanda, kurios rutulys yra arčiausiai kašaneto, pirmauja. Čia antros komandos rutulys gauna tašką. Tuomet ateina pirmos komandos eilė. Pralaiminti komanda žaidžia tol, kol primeta rutulį arčiau kašaneto, nei kitos komandos rutulys, arba kol baigėsi rutuliai. Kai visi žaidėjai iš abiejų komandų sužaidžia visus rutulius, raundas baigėsi. Žaidimą sudaro keli raundai. Galite skaičiuoti raundo taškus. Pirmaujanti komanda yra ta, kurios rutulys arba rutuliai yra arčiausiai kašaneto. Kiekvienas petankės rutulys vertas 1 taško. Laiminčios komandos taškai skaičiuojami pagal skaičių rutulių, kurie yra arčiau už kitos komandos artimiausią kašanetui rutulį. Raundą laimėjusi komanda padeda ar nubrėžia lankelį toje vietoje, kurioje buvo paskutinis kašanetas. Ši komanda pradeda naują raundą, mesdama kašanetą, tada petankės rutulį ir taip toliau. Žaidimą laimi komanda pirmoje surinkusi 13 taškų.